Elektrotechnikos didmenininkas SLO pristato Jums gamintojo ABB žemos įtampos elektros variklių parinkimo įrankį. Tam, kad paleisti įrankį, interneto naršyklės lange surenkame adresą www.145.abb.com, paleidžiame. Tam, kad pereiti prie elektros variklių parinkimo, spaudžiame mygtuką Start with Optimizer. Parenkame esamoje šalyje galiojančius reikalavimus elektros varikliams, mūsų atveju yra EU MEPS. Parenkame variklio efektyvumo klasę, ES mažiausia galima naudoti efektyvumo klasė yra E2. Parenkame variklio korpuso medžiagą, galimas pasirinkimas aliuminis arba ketus, tarkim parenkame ketų. Parenkame variklių gamą, tai General Performance varikliai, bendros paskirties varikliai, Process Performance varikliai skirti pramoniai, kuriems galima užsakyti žymiai didesnį kiekį priedų. Tarkim, parenkame General Performance variklį. Parenkame variklio nominalią darbinę įtampą, tarkim 400 V jungiant trikampių, tinklo dažnis Lietuvoje yra 50 Hz. Parenkame variklio greitį, tarkim 2 polių 3000 apsukų variklis. Parenkame variklio galingumą, tarkime 15 kW. Gauname štai tokį variklio pasirinkimą. Tam, kad toliau jį galėtume apdoroti, įsikeliame šį pasirinkimą į krepšelį, spaudžiame mygtuką Add. Pereiname prie būtent variklio naudojimo kaštų paskaičiavimo, taip pat atsiperkamumo paskaičiavimo. Pasirenkame mūsų jau išrinktą variklį. Matome, kad jis yra 15 kW galingumo, jo našumas yra 91,1%. Standartinė tokio variklio kaina yra 1100 eurų. Kitų variklių kainas galite rasti interneto puslapyje www.slo.lt. Tarkime, lyginame šį variklį galbūt su mažesniu ABB varikliu arba su kažkokiu tai turimu varikliu. Pasirenkam Custom Motor, tarkim variklis yra tokio paties galingumo 15 kW. Jei variklis E1 efektyvumo klasės, jo našumo koeficientas yra 87%, jeigu jis yra senas, pervyniotas, tai jo našumas yra dar mažesnis. Tarkime, parenkame 87%, variklio kaina yra 0. Taip pat parenkame palyginimo nustatymus. Tarkime, variklis dirba 24 valandas per dieną, dirba 261 dieną per metus, tai yra metai atmetus išeiginės. Elektros kaina yra 10 euro centų, tai 35 lietuviški centai. Variklio gyvavimo laikas yra 20 metų, aptarnavimo kaštai 5% ir variklis dirba visų pajėgumų, tai yra 100%. Išsaugome, matome rezultatus, kad naujasis parinktas variklis lyginant su turimu sutaupo per savo gyvavimo laikotarpį 7521 eurą, jo atsipirkimo laikotarpis yra 27 mėnesiai, taip pat variklis tausoja aplinką, jis išmeta 2430 kg per metus mažesnį kiekį būtent šiltnamio efekto dujų arba sunaudoja 4861 kWh per metus mažiau nei turimas variklis. Šios duomenys galim išsaugoti, spaudžiame mygtuką Add ir įkeliame juos į krepšelį. Pereiname prie variklio dokumentacijos. Pasirenkame variklį. Pasirenkame dokumentacijos kategoriją, tai gali būti brėžiniai, bandymų protokolai, tarkime, renkamės abu. Parenkame variklio tvirtinimo tipą. B3 tai yra padinis variklis, B5 yra flančinis variklis, tarkime, parenkame padinį variklį. Matome variklio brėžinį, įkeliame į krepšelį paspaudę mygtuką Add, įkeliame bandymų protokolą, pereiname prie bendro pobūdžio dokumentų. Tai galime atsisiųsti brošiūras, būtent apie Europoje galiojančius reikalavimus elektros varikliams, katalogas General Performance variklių, jungimo schemos, šiuo atveju tai yra vieno greičio žemos įtampos variklis, įkeliame jungimo schemą, įkeliame atitikties deklaraciją, galime atsisiųsti variklio instrukciją anglų kalba, daugiakalbę, rusų anglų kalba, tarkime įkeliame instrukciją rusų anglų kalba, galime atsisiųsti variklio atsarginių detalių sąrašą,
mažesniem variklio dydžiam, didesniem variklio dydžiam. Taip pat galime atsisiųsti brošiūras ir lankstinukus apie tai, kiek kainuoja, kai variklis yra nenaudojamas. Einame į suminį puslapį, matome būtent visus mūsų pasirinktus dokumentus, tai yra variklio techniniai duomenys ir grafikai, variklio palyginimas su mūsų turimu varikliu, variklio instrukcija, atitikties deklaracija, jungimo schemos, bandymų protokolai ir brėžiniai. Paspaudę šį mygtuką atsisiųsime būtent visus šios dokumentus suarchyvuotus zip formate, arba galime atsisiųsti nuorodą į savo elektroninį paštą, jau paspaudę nuorodą atsisiųsime visus šios dokumentus. Siunčiame dokumentus zip formate. Nesaugau jų į kompiuterį, bet atverčiu iš karto ir matome, ką mes turime. Tai yra variklio brėžinys, variklio bandymų protokolas, variklio jungimo schema, atitikties deklaracija, variklio instrukcija rusų ir anglų kalba, variklio techniniai duomenys ir grafikai, taip pat variklio palyginimas, tai yra mūsų pasirinktas ABB variklis, jo efektyvumas ir kaina, mūsų turimas variklis, jo efektyvumas ir kaina, ir galime nurodyti, kad būtent matome, koks yra pinigų sutaupimas per variklio gyvavimo laikotarpį, atsipirkimo laikotarpis. Šį dokumentą galima parodyti asmeniui, būtent priimančiam sprendimus dėl variklio įsigijimo. Štai tokį nuostabų variklių parinkimo įrankį kompanija ABB jums norėjo pristatyti.